Varžybų diena. Turim rytą, turim technikinės, turim registraciją, turim jaudulį ir laukiam pirmų išvažiavimų, pirmų treniruočių, jos bus už beveik 20 minučių. Tai jau toks jauduliukas yra. Šiandien turim daug dalyvių, nedaug gal, bet turim 7 dalyvius Turbo Trophy klasėje. Tai aš esu labai patenkintas, nes praeitų metų paskutinė etapė lygiai taip pat turėjom dalyvių. Po praeitų metų 2 dalyviai atkrito, bet atsirado net 3 nauji ir dar žinom, kad dar keli dalyviai ruošiasi. Tai tas skaičius augs ir tas 7 stabilus skaičius jau tinka. Tai tas labai džiugina. Šiaip pats visai neblogai pasiruošęs jaučiuosi. Vis tiek jaučiasi kaip ir per tą treniruotę, taip ir šiandien ryte dar toks kaip čia ką, bet kai visada išvažiuoji į trasą, nusiramini ir tada jau šypsena veide, jau mėgaujasi. Tai va, matau, mašina grįžo iš technikinių, galima dėtis jau bus šalmus ir po biškį važiuoti į trasą. Tai tiek. Bus tikrai ką pažiūrėti. Kaip nuo treniruotis, pabaigėm stabdžius. Tai panašu, įsirašėm kažkokį stabdžių virusiuką į mašiną. Tai vėl kažkas su stabdžiais, nors peladėlės ir geros. Bet pavažiuoja, pašyla ir stabdis pasidaro toks kaip kempinį, minkštas. Tai žiūrėk, kas čia darosi, nes pasitikėjimo neduoda tokie dalykai. Bet čia viskas gerai. Pasižiūrim, pasitvarkom, ruošiamės kvalifikacijai. Iš tų šikanų. Bet kartais susibalamutinu, jeigu stabdžiu per daug paspaudžiu ir numuša slėgį į turbus. Ir aš tada išvažiuoju, atrodo bėgis geras, o mašina laukia, kol užsipūs ir vėl eina. Šiaip neblogai vis darosi. Jo, šiaip tikrai smagiai. Toks saugus dabar setupas, aš net su trekšinais dar važiavau. Toks, kad apsiprazinai vėl. Bet stabdžiai kažkas, aš nežinau. Ir kaista baisiai. Kaista? Jo, aš nežinau, sako, gal dėl to, kad ABS-as labai daug dirba ir kaitina. Lamba dirba ir pas mane ABS-as, tai kaip ir nieko. Tai man ir, pažiūrėkime, mėlynumo stabdžiai. 2 ratus aušinau. O čia mašinytės valgomos ar ne? Ne, dėja, aš partės. Babiškelė? Gerai. Klausau. Dėl kučiūskų aurimo. Na. Jis pramigo, dabar tik važiuoja. Žinai jau? Tai jisai atvažiuos į kvalifikaciją spės. Ai, tai gerai, bet jisai tegul staigiai čia tik viską patvaras susiregint, žinai. Jo. Tai viskas tvarka. Tai gerai, tada viskas. O čia matau kažką biškį padavėt, bet darom dar. Čia mes ramiai, kol kas visai šitais susitvarkome, o paskui jau čia nueisime. Ok, tai gerai, viskas. Ačiū. Vidų. Reikia išorės. Nežinau, man tai žiauriai nepatinka, kad šitą sėdynę įdėjau. Nesuprantu, tai aš jam atrodo, kad prašysiu, kad išimtų, nes čia kažką reikės gal pravežti, gal ir pravešim ir mesim lauk. Manau, kad reikia pagalvot, palaukt, kodėl tą sėdynę įsidėjom, iš tikrųjų išsiaiškinti ir jeigu nieko čia nevežiosim, išsiimam ir tada grąžinsim į praeitą būseną ir modą pakeitai kažką. Timelapsas, tams. Kaip dangus neaukės tamsiai, taip ir čia neaukės viskas. Tai gerai, čia galima išjungti. Jo, tai po to pasižiūrim ir... Čia įsijungia, palauk. Palauk, aš per programėlę išjungsiu. Viskas, išjungia. Viskas. Dabar pasako tau ką nors. Nieko, vėjas, šalta. Skundžius čia per šitą deką. Tai tas negerai, tai tas negerai. Nežinau, nieko. Žiūrėsim, aiškinamės dėl stabdžių, įtariam, kad ABS-as veikiantis labai kaitina stabdžius ir dėl to gali atsirasti ir oro ir tas pedalas toks. O kadangi aš dar važiavau su trekšinu įjungtu, tai dar tas trekšinas kartais pastabdo papildomai, tai taip įtariam, kad tiesiog
tie stabdžiai neturi kada atsiaušinti, nes arba aš stabdau, arba ant posūkio dar koks trekšinas biškį pastabdo ir jis neatsiaušina, užkaista stabdžiai ir pedalas toks pasidaro. Laukiam, kiek čia liko. Valanda ir žiūrėsim kaip kvalifikacija. Apie pirmą praktisą, tai važiavo 21 automobilis berods. Čia visų klasių, Turbotrofi, BMW, Kapas Pro, GT klasės ir taip toliau. Tai bendram gride esu trečias su minutė 26. Tai pats esu nustebęs, kad aplenkiau netgi Porsche šį kartą. Aišku, ten labai tūkstantukim, bet smagu čia toks pasijuokimui, aišku, ten tas Porsche'as spaus ir nulėks. Bet iš tiek dalyvių trečias aš labai patenkintas, daug žada. Tai va, laukiam kvalus. Ir tada bus aišku, kas čia iš tikrųjų greitas, kas ne. Aš čia tik tai treniruoti. Ačiū. Dirbam. O, jei reikia paslaugų, kreipkitės viską. Klijavimas lipdukų klijavimas, specializuojusi lipdukų klijavimo su oro burbulais. Tai mano tokia išskirtinė galimybė. Šitas labai plačiai užklijuotas. Tai bėg, biškiai, tu supranti, numeris turi matyti. Tai uždėk batai, va. Bėg, biškiai, kad yra ant tos rankenos, nesvarbu. Čia svarbiausia, kad numeris. Kameristas, sustokite lietų. Šildom ir greitai bandom klijuoti. Aišku, būtų gerai buvę, kad pasiruoščiau iš anksto. Nu va, galima vėl valyti. Valytuvai varo. Gerai, dedam. Legit. Gal ir laikys. Nu va, o galvojat, kad nuo policininkų pabėgsit? Ne, policininkai irgi lenktynininkai, va, pavyzdys. Taip, kad nebandykit. Geriau lakstykit čia. Aš nemačiau, aš klausiu. Mama mane rodys per farų. Čia grinai panašiai gauna. Prasilekė, laukiam vėluojančio vairuotojo į kvalifikaciją. Tai toks kažkoks papildomas stresas. Už kitus, ne už save. Palijo piškė, bet jau lyg ir vėl nebelyja, tai toks lengvai šlapia bus, vėjas didelis, manau, kad greitai išdžius. Mes viskam pasiruošę. Trasos dangos slidumas mum nebaisus. Va, taip reikėtų sakyti. Aš važiavau pradžioj, bandžiau greitai įsukti, kol interkuleris neužkaista, nes po to jaučiasi, kad ne taip traukia. Bet šiaip ir iš padangų jaučiasi, kad po to tie pirmi tokie 5 ratai patys tie... Man pirmi 2 tokie, kur dar šalta jaučiasi. Jo, bet koks 3, 4. Nuo 3 iki 5 šauni, tada vieną susitrukdžiau, tada galvoju, nupizdom dar vieną, iššojo vieną, varau antrą, žiūriau jau ant tiesiosios, net 3 chrono rodo, kur auga ant tiesiosios laikas, žinai. Tai geras išvažiavimas. Nes, tai bloga. Teisingai, ta prasme, auga nuo buvusio. Bet aš toks atrodo, gal ir taip pat išvažiavęs, žinai. Bet jau man ta trauka net, galvoju, jau nesulipdysiu, reiškia geriau. Nu, gražiai, tai dar, čia, žinai, čia pliuso, kai priekį niekas nevažiuoja, pirmas pavarai, tai priekinis buferis bus gražus. Jeigu tik iš galo kažkam pavažiuosi, ir baba. Jo, tai važiavom, viską, suvažiavom, kvalą. Pusę kvalus realiai suvažiavom, nes planas mano buvo greit išlėkti, pasidaryti, apsišildyti padangą, pasidaryti tarpą, šaut porą gerų ratų, žiūrėti kaip gausis, nes po to pašilam dizelis
matyt, čia tokie niuansai pas jį yra. Kuo labiau jisai šyla, kuo daugiau tų ratų suki, to jo arklio galius tikriausiai mažėja dėl karšto oro ir netaip traukia. Tai turiu pirmus 10 ratų kažką įrodyti. Tai va, bendram gridė 8, klasėje net nežiūrėjau, bet laiką pasigerinau, kur treniruotėse buvo, tai toj pačioj sekundėj, bet 100 nukandau. Tai va, tai gerai, man atrodo klasėj pirmas. Tai lauksim reiso, žiūrėsim, kas čia bus, nes labai skiriasi, yra mūsų keletą klasių, kur mes su vienoda galia ir padangom važiuojam, o kiti labai stipriai lekia GT klasės automobiliai, kur ten atrodo, tu įminės tą tapkę, o kebra pro šoną tiesiog pralėkia ir nesupranti, kas čia įvyko. Tai labai bus įdomu, kai visus paleis vienu kartu, kas ten vyksta. Palauk, kažkas didino finišą, arba net važiavo čia, arba kažkas tai, bet geriau važiavo. Bet taip, tai paskutinė. Bet jau 3 prieš. Čia rezultatai, ne? Jo, Tai pasiskolink kai nori. Tai gerai, aš iš galo startuosiu. saugiai. Saugiai. Jūs ten taškykitės, o aš ramiai. Tu gudriai varys. Taip. Tai va, gerai šiaip. Pirmas išvažiavimas. Palei klasės nėra, ne? Šiaip tai aš tau... Šiaip turėtų būti, pagal Šiaip tai aš tau apie tave protestą parašysiu ir tai diskvalifikuos, nes briefingai nedalyvavai. Buvo, viskas, labana. Nebuvai? Nebuvai? Kaip tai nebuvo? Buvo, dar rūkė. Tegul nebuvai. Tai va. Palačiau, ne? Buvo Haroldas. Čia reikia Martyną aplenkti, ne? Jo. Tavęs nelenksiu, kad dar. Dar labai daug reikia aplenkti. Nu va, ramu. Baigėsi visi neramumai, kažkaip visą laiką po važiavimo būna taip gera, prieš važiavimą toks overthinkinį dalykus, stresiukas, dar kažkas. O praliki taip išsikrauni ir va šypsena veida, viskas gerai. Kaži, reik man dabar to telefono ir nereik? Nereikia, taip ar taip. Nežinau, kaip nori. Manau, kad nereik. Nereikia, vis tiek. Lenktynis, tu ką? Bent GoPro-škai įsijungt. Kas norit palaikyti, po to paduot. Ačiū. Ganėtinai nuobodžiai. Oi, tai pradžiai biškį palijo ir galvoju važiuosiu su pirmo lygio traction kontrolu. Ir jis man nei biškiau nepadėjo, nes matau, kai iš mano klasės Martynas Kudakas vis bando prisivinėti, nes man tractionas mane stabdo, o tas važiuoja. Galvoju, čia nesąmonė. Porą ratų pavažiavau ir tada supratau, kad reikia viską išjungti ir žiūrėti, kaip ta mašina elgiasi. Ir išjungiau, važiavau, nuo savo klasės visų dalyvių pabėgau ir priekį mačiau vieną iš kitos klasės dalyvių. Tai bandžiau gal su juo pakovoti, kad būtų įdomiau pačiam, bet nepavijau aš jo, tai toks vienas važiavau visą laiką. Nu ir tiesiog su BMW-ku draugavom ir lakstėm savo, gerų kadrų darėm. Tikiuosi patiks. Viskas. Kas yra? Ai, aplenkė per geltoną senai, paskui viskas pasimetė ten, kur... Kas buvo? Ten per geltoną, aš net nekarbu, kur buvo šikanai numiršti. Jo. Apsilenkė, ten paskui jau prasidėjo mėsmaliai sulindo ir paskui jau baigė važiuoti. Ir pametei pozicijas? Jo, ir ten. Toks taip, žinai, buvo smagiai su miniuku vytis. Jo. Paskui jau, kai pametė veidrodį, buvo baisiau jį lenkti. Ate miniukas pametė? Jo, prieš mane buvo įfukti. Va, sakė, ate. Nu, Wait reduction. Paskui jau baisiau lys, nes dešinių nėra veidrodžio kairio, nėra sišonė, nemato. Ai, galvoju. Ir paskui dėžė pradėjau. Šilų dėžė? Jo, ten pradėjau nesąmonę daryti. Ir greitai, ir lėtai, ir sportas, ir nesportas, bilė ką ten. Iš pradžių galvojau, gal pats įsijungiau, žinai, drive'ą. Ne, žiūriu sportas, bet ten... Aš tau pamiršau pasakyti, kad tu pabandytum ne ant su lapkim pavažinėti,
o su bumbulu. Bum, 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 žinai? Dar tai Tipo, bandyt? tipo kai kumštelinį. Cak, cak, Šito cak, cak. nebandžiau, nes kai sakė, Gal- jungi sportą ir Jo. važiuoji. Tai viskas Blemba gerai. gal užšilo, na reikėtų šiaip temperatūrą, viskas gerai buvo? Variklio jo. Jo. Blemba pasakysim, kad pažiūrėtų, kas šiaip neturėtų, nes ten įdėjau papildomą aušinimą dėžės. Einam pas kitos. Ir pradžioj dar. Kai pas tave nuo išmetimų galas aprūkęs, tai galėjo jisai išlydyti tau priekį. Priekį liepsna šauna. Jo, žiauriai, bet taip smagu buvo. Pareina čia, tipo žeminti, ugnys. O, man vaizdas geras, aš važiuoju iš galo. Gerai. Bet trekšinas nesąmonį, reikia išmesti. Pradžiai buvau su trekšinu ir nepavažiavau visiškai. Visur stabdo, po to tik įsijungiau ir pradėjau bėgti. Kaip aš laukiau to lietaus, norėjau davai. Žinai, kas tai yra? Lietaus. Su trekšinu važiavau ir aš tik išvažiuoju ir žiūrėjau, tas tu lipi. O man, ir aš aukštintą pavarą, o man kas trekšinas, kai veikia, tai veikia. Pėsdom galvoju, kas bus, tas bus. Išsijungiau ir tada jau pradėjau važiuoti. Nes ten padangos numuštos, tu tebėkiau tiesiai pravažiuoji. Bet negalima tai? Ką? Bet negalima tai? Tai kas man pasakys. Aš važiavau trajektoriją, kokia išeina pagal tai, kaip sudėliota trasa. O tau gavosi su juo pasikapot? Jo? Tiesiai ir pasikapojom. Nes aš toks nežinau. Automobiliai gražiai išsirikiavę, vairuota gyvyba. Ir laukiam pusėj verdikto. Nei kameros įsidėjom nieko. O šitik veiksmų buvo. Biški liūdna. Ir paskutiniam rate Augustai nusirašė baisiai. Neblogai pasitrankė. Aš tai tik tai su biški pradžioj turėjau reikalų. Bet po to supratau, kad šitoj trasoj, tokioj konfiguracijoj, lenkimas įmanomas buvo tik tai ant ąžuolo posūkio. Nes niekur kitur buvo neįmanoma apsilenkti. Nes ties šakiais buvo nuverstos padangos ir rodoma geltona vėliava, tai negalima. Čia mane žiauriai sustabdydavo ant starto finišo, labai stipriai prisistabdydavo. Ir aš neturėdavau išėjimų greičio ir nieko nepadarau. Tada ten iki stadiono trūksta man galios apsilenkt, kad ir geresnį išėjimą pasidarau. Bet kažkaip laukiau ir apsilenkiau. Ką reikėjo, viską apsilenkiau. Tai vėl pirmas, viskas gerai. Kūrų. Pažiūrėkit, kūrų kiek likę. Nedaug. Tai tikriausiai dar 2 ratai ir būčiau sustojęs kažkur trasoj, biškį tas neramino, tai paskutiniais jau ratais, kadangi nieko priekį nėra, gintis reikia tik pirmą, o antra vieta atsilikus. Jau numečiau, aukštesnėm pavarom pasivažinėjau, biškį ataušinau mašiną, kad tik tai finišuo. Ir viskas. Bet girdėjau, kiti turėjau labai daug veiksmo, tai pilna trasa visokių nuolaužų buvo, visko, tai taip išvengti dar jų reikėjo, kad nesusigadyti kažką. Bet all good. Visa šita gonkė buvo geresnė nei pirma, nes buvo daugiau veiksmo, man asmeniškai. Kitiems spėjau buvo ir pirma ir antra gera. Tai va, fainai. Einam pažiūrėti, kaip kitiems sekės. Praeitose varžybose, atrodo, finišavau galvojau antras, Jo. bet likau 4. Jo. Forever Aš kažkaip žinok, daug nesupratau, važiuoju, kaip. galvoju, tiek to, viskas čia okei, bus, žinai, fun. Bet toks, o kodėl? Ir važiuoju ir galvoju, žinai, o kodėl? Galvoju, gal daugiau, galvoju, reverse gridas, tada daugiau, galvoju, jūsų turėjo būti. Jo, aš 2 sukau. 2? Jo. Kaip? Kažkur, kur kirtai kampą stipriai. Jo. Nu ne? 2, Aš netgi ten, 4-5 sekundėm negu rato laikas. Išmušė tas fiškės, Jo. aš vis tiek, kur yra kreidom apibrėžta, rutulys,
aš vis tiek sąžiningai pro jį einu. 22 sukau, aš šiaip 22 suku, žinok. Aš 2 su šitu be šikanų važiuoju. Ai, ne? Jo. Bet be šikanų, tai manau. Aš 2.6 kaip apsiūtas su šikanais. Net, bet mano, pažiūrėjau, lėtesnė mašina. Tu bėgi nuo manęs ant tieskį. Tai su kuria tu važiavai? Raudonu, bem. Su šito bem? Nu, o po to mane ant ąžuolo paėmė. Ja. Vienintelis šansas, kurį turėjau. Bet aš ten kodėl palieku visada, aš nesuprantu. Kaip rakeiktas. Tai mane šitas varžybas du pasiėmė per tenais. Tai aš jau po to trečią galvoju nebepraleisiu. Ir jau kirtau per vidurį ir dengiu, žinai, jau taip biškai. Turi parodyti, nes tu jeigu atidarai jau viso, nes ant stabdymo, supranti, tu negali jau duotis į tą pusę. Jo, bet aš mačiau, kad jūs biškai greitesni esate. Pravažiavom abu reisus, abiejose reisuose pirmos vietos. Su Turbo Trophy sprint reisu kaip ir pabaigėm, viskas labai sėkmingai, viskas labai gerai. Bet dar viskas tuo nesibaigė. Važiuosim šiandien į Ring Challenge organizuojamas pirmasis endurance varžybas, kurios truks 2 valandas 30 minučių. Vienas vairuotojas gali važiuoti 45 minutes, tam tarpe turi pasikeisti. Tai šiom varžybom mes pasikvietėm į komandą, aš būtent pasikviečiau Agnių Narbutą, jo vakar buvo gimtadienis. To progą ir pasiūliau, sutiko vaikinas, 17 metų tik suėjau, labai greitas. Ir pagalvojau, nu kodėlgi ne, naujos varžybos, sukurtos, reik dalyvių, važiuojam, pasibandysim. Tai labiau į tai žiūrim kaip į treniruotę, ne kaip į varžybas, nes dalyvių nėra didelis skaičius šiam būtent etapui. Tai tiesiog patestuosim automobilį ir bus papildoma mums treniruotė. Tai Agnius atvažiavo, pirmą treniruotę pasitestavo, dabar išvažiavo būtent, kai kalbam, važiuoja jisai kvalifikaciją. Ir už geros, manau, pučio valandos, gal su biškiu, važiuosim endurance, pirmą į Ring Challenge. Tai žiūrėsim, kaip laikys technika, kiek jėgų dar likę pas mane. Nes Agnius jaunas, tai jam nesvarbu, gal neduosim jam 2 kartus važiuoti, aš vieną pravažiuosiu ir duosiu vaikinui pasimėgauti. Ir viskas, žiūrėsim. Mašina atlaikius, viskas, visa ciela, nenubraukta, tvarkinga, labai svarbu man tas buvo, nes į pirmas varžybas nauja mašina aš ką padaryti jai nesinorėtų. Tai va, tai viskas. Esu patenkintas labai pačiu pirmu Turbo Trophy etapu. Tikrai 7 dalyviai. Kiek prisiklausiau iš kitų dalyvių, žiauriai daug turėjau veiklos. Man čia gal tik taip patapo. Antram reise pamiršom kamerą viduj įsidėti. O antram reise būtent turėjau šiek tiek veiksmo, lenkimų, gynimų ir nieko nenufilmavom, tai biškai tas liūdna, bet tai nebus ką jums parodyti iš reiso, bet paprašysim galbūt iš kitų vairuotojų ir jums parodys. Idėja įvidosi ir viskas, ir prasilėkėm. Dar vienas geras dalykas, tai pamiršom ne tik kamerą, pamiršom ir kuro prisipilti, bet dizelis yra dizelis, jis yra ekonomiškas. Man pavyko suvažiuoti visas lenktynės berods ten su 10-15 litrų kuro, grįžau visiškai su tuščiu baku. Ir netgi pasisvėrė automobilis. Ir su tuščiu baku vis tiek tilpom į normas, toną 420. Tai reiškia, visai neblogai pavyko numesti nuo BMW ir svorio. Ir su tuščiu baku galima finišuoti ir tilpti į reglamentą. Tai va, viskas. Einam žiūrėti, kaip sekasi Agniui. Pakalbėsim gal dar po to Agniui šiek tiek, kad pasidalintų įspūdžiais ir ruošimės į kvalifikaciją. Turim svarbu, kad čia sėdim dabar. Diržas čia yra, viskas gerai. Nu dabar ką, atgal jį biškį? Ne, dabar reikia. Papasakau tai, kad grįžo Agnius po beveik pusvalandžio važiavimo ir automobilis nesikuria. Kiti girdėjau kažkokį garsą, tai ar elektra, ar dėžiai, ar dar kažkas. Bandom įsiaiškinti. Tai va. Neskubėk. Paduok replę. Ne, nusipakite prisijungę. Tiek užteko kvesti level gerbą. Ten priekį pušys tokių laidų su
vienu žodžiu, ir grinai tas ratas rovė į tą vietą. Yra ten gerai. Ir viskas ten nukrito. Nesakau, taip atrodo, smūgis nieko nebuvo. Jo. Čia įspažalo posūkis. Jo. Tenai, blemba, tas gavosi, toks, žinai, atrodo važiuosi ties atsijungi. Gerai, tu nesinervuok, viskas gerai. Viskas čia. Važiuoja, Jau mašinam. Važiuoja. O. Taip jau suspaustai. Tai va, suvažiavau savo sesiją 45 minučių. Dabar šiuo metu važiuoja Ovidijus. Irgi iš tikrųjų, ką noriu pasakyti, kad esu patenkintas to važiavimu su ta mašina. Kaip atrodo, jinai realiai yra standartinė, su turbina, su visko, bet jeigu temperatūros prisižiūri, važiuoji to lygį, tai jinai laiko ko puikiausiai. Tai manau, noriu pasakyti, kad tai yra gera pradžia, kad tas mašinas yra patikimas. Bet iš tikrųjų, va dabar bevažiuojant, padariau tokią mažą klaidą. Padangos buvo truputį perkaitusios ir iš pažalo posūkio, nu iš tikrųjų, gal čia toks buvo prie pat galo, gal savo koncentraciją truputį praradau. Nuleidau vieną ratą nuo trasos, taip labai lengvai taip dumtelėjau. Ir taip gavos, kad su to ratu nusileidau į tą laidų pynę. Truputį tą, kaip suprantu, laidų pynę prajudinau, prakirtau ir bevažiuojant man iš karto erorai visi ir tas pats kompiuteris mašinos užgesino variklį. Tai labai gerai, kad užgeso variklis kylant į tą kalną prieš pat finišo. Tai sugebėjau dar dėti iki čia pat šito pedoko. Komanda viską sutvarkė ir riedam toliau. Tai suvažiavau savo stintą, labai ramiai, saugau automobilį, kad užtektų kuro, kad nekaistų, kad kaladės pataupyti. Tiesiog toks, kad pravažiuoti, nes turėjom tą gedimą, jisai mums prarado daug laiko ir mes kaip ir dėl bendros pozicijos nebekovojom, tai pataupiau. Reziumė, viskas puikiai, mašina dabar vėl važiuoja ir viskas gerai. Tai laukiam, klasiai savo pirmi vis dėlto liksim, nes setukas užsidegė ir viskas. Tai manau, iš šiandien bus tiek. Laukiam finišo ir pakuojamės ir važiuojam namo. Ačiū už dėmesį.